pamoką Miško broliai, skirtą kovo 11-ąjai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, kad išauštų ši diena daug žmonių Lietuvoje ir ne tik prie to prisidėjo. Vieni kariavo atvirą ginkluotą karą, kiti pasirinko disidentinę veiklą, treti kariavo tylojį savąjį karą. Tikslas buvo visų vienas – nepriklausoma Lietuva. Atvirą ginkluotą kovą pasirinko mūsų Lietuvos partizanai, kurie prieš grįžtančią SSRS 1944–45 metais kovojo atvira ginkluota kova. Tai buvo karas po karo. Tai buvo pasiųsta žinutė pasauliui ir Europai, kad pergalė ne visiems atėjo. Anot aukšto SSRS pareigūno Lietuva bus, bet be lietuvių partizano dėka neišsipildė. Dabar paprašyčiau visus atsistoti ir sugiedoti valstybės himną.